Sveiki, štai turime naują projektą. Einam pasižiūrėsime, kas ten gero yra, kas ten blogo, nors gero tai visuomet būna mažiausia. Ką, pirmin? Pirmin. Nu, tas smulkmenas, tas, kurios jau akivaizdžiai matosi, aš nekomentuosiu. Šiaip tai paskutiniu metu idealių remontų kaip ir, nu, gal mums nepasitaiko, gal kitiems pasitaiko, bet kas vizualiai matosi, tai matosi. Kreiva, šleiva, gipsas, suktas, nedasuktas. Štai prašom parodykit. Suktas, nedasuktas. Va čia arčiau. Čia kažkas tai tokio, turbūt iš fantastinio siaubo trilerio kokio nors šiandien. Kaip daryti verta, ar kaip daryti neverta. Kažkas panašaus. Sienas ir šiandien mes parodysim, kaip tas sienas pasiruošti, jeigu jos yra nelygios. Tai pirmas etapas būtų sienų gruntavimas. Jeigu pas jūs yra dažytos sienos aliejiniais dažais arba prastesnio sukibimo paviršius, slidus ir netinkantis tolimesniem darbam atlikti, tai naudojamas gruntas specialus. Kaip čia matot, su kvarciniu smėliuku, tai gali būti bet kokio gamintojo, bet svarbu, kad jisai, Knaufas tai vadina betono kontaktu, o visi kiti tenais, tai sukibimą pagerintis gruntas. Tai va, pasidengiat gruntą ir sekantis etapas klijų užmaišymas. Dabar užmaišysime klijus. Klijus maišome su švariu vandeniu. Visa instrukcija klijų maišymo, ką su kuo yra visuomet nupiešta arba parodyti arba parašyti ant maišo. Aš pademonstruosiu tik tai mažą kiekį vandens, mažą kiekį klijų. Nusipilam švaraus vandens. Įsidedam klijų. Pasidarom grietinės tirštumo klijus. Kodėl grietinės tirštumo? Todėl, kad paskui galėtume pasireguliuoti savo tiek aukštį, tiek lygumą gipso kartoną. Dabar mes parodysim, kaip visą konstrukciją priklijuoti prie sienos. Turim mažą demonstracinį lapą. Ir principe, klijai turėtų dėtis kas 40 cm, tiek horizontaliai, tiek ir vertikaliai, kaip ir gipso kartono profiliai. Klijus paruoštus ir kas 40 cm dedame. Gulčiuko pagalba žiūrime. Kur nelygu, dabar jinai truputį važiuoja, kur nelygu, mes padaužam, ar tai mums reikia taip, ar mums reikia šičia. Svarbiausia plokštumą ir jokių daugiau. Toliau sienų lygumą galima išgaudyti paprastai su gulšiuku, tikrinant tą patį lygumą tiek horizontaliai, tiek vertikaliai, tiek įstrižai. Daleiskim kaip ir pridėjus gulšiuką. Galima pasižiūrėti ir su ilgesniu. Kuo ilgesnis, to geriau, bet galima ir su trumpu. Taip, žiūrimas lygumas. Ir įstrižai plokštės. Jeigu pas jūs nesigauna didelių duobių, kaip liaudiškai sako moneta, jeigu netelpa, viskas pas jūs labai gerai. Čia aišku matom viskas tvarkoje. Labai didelių nelygumų nėra. Ir kas leidžia toliau paruošiamosius darbus vykdyti
tiesiog nepriekaištingai. Taip, aišku, ne visose vietose telpa didelis gulšiukas, tai mes pasiėmame trumpą ir pabraukome per gipso kartono plokštės. Aišku, tiesiog kai kuriuose vietose klijų sluoksnis yra šiek tiek didesnis, tai mes pamatome duobę arba kalniuką ir toj vietoje mes padaužome. Kažkurioje vietoje daleisime braukdami ir mame ir padaužome tą vietą. Ir aišku, lygumas viskas susilygina ir toliau nepriekaištingai turime sienas. Lygios sienos. Tai kokybės garantas. Kaip jūs patys matote. Gražu.